Sveiki! Šiandien skaitysime lietuvių pasaką Vargšas ir besotis, mokysimės ją pasekti, mokysimės vartoti žodžius, kurie reiškia veiksmų sukeltus garsus. Ieškosime žodžių, kurie atsako į klausimą, ką veikė. Pradėsime pamoką nuo žodelių, kurie atsako į klausimą, ką veikė. Gyveno senelis ir senelė. Jie turėjo dukterį Mildutę. Kartą Mildutė rado obuolį ir žiedą. Įkasė darže į žemę, kitą dieną išdygo obelis su aukso obuoliais. Vietoj žiedo atsirado aukso šulinys su žaliu vynu. Pro šalį važiavo karalius. Išrinksime veiksmo žodžius, kurie atsako į klausimą, ką veikė. Gyveno, turėjo, rado, įkasė, išdygo, atsirado, važiavo. O dabar skaitysime lietuvių pasaką Vargšas ir besotis. Bet neskaitysime, o pasiklausysime, kaip šią pasaką skaito aktorius. Lietuvių pasaka Vargšas ir besotis. Vargingas žmogus girioje ant upės kranto, capt medžius kirto, jam, bet capsijant, kirvis nuo koto smukt ir nusmuko, pūšt į upės gelmę įkrito. Vargšas pravirko. Mano kirvelis, kas man jį sužvejos? Gaila pajėgėjo mano kirvuko. Tuo tarpu tik pakabakšt, pašlivikšt ir atšlubavo senas senelis. Ko tu taip dejuoji? Kas tau nutiko? Mano kirvelis įkrito į gelmę, o kito nusipirkt neįstengiu. Labai vargingas esu. Kuo dabar medžius skirsiu ir vaikams duoną pelnysiu? Tylėk, nedejuok, aš tau jį sužvejosiu. Ir tik brūkšt, rudinę numetęs, padrumst į upę. Po valandėlės stukt vandenį ir išnešė aukso kirvį. Imk, ar tai ne tavo kirvis? Ne mano, atsiliepė Vargšas. Vėl drumst senasis po vandeniu, panėrė ir po valandėlis kust iškilo su sidabro kirviu. Ne mano, šaukė Vargšas vos pamatęs. Trečią kartą drumstelėjo senelis ir išnešė geležinį kirvį. Oi, tai mano kirvukas, sušuko Vargšas nudžiugęs. Dėkui tau, kad savo kirvuką atgavau. Ir tik čiupt kirvelį iš ano rankos, tik skryst link namų. Jau buvo bebėgas saviesiems visą pranešti. Sušaukė jį senelis, kad tu toks teisingas ir negodus žmogus, dovanoju tau ir aukso bei sidabro kirvius. Jam namie tik pliopt viską išpliopus, išgirdo vienas godus besotis kaimynas.
Tas susigalvojęs brūkšt į girią ir capt, capt, kerta medį toj pačioj vietoj, o jo kirvis laisvai užtaisytas, tik pašmukšt nuo koto, papliumpt į vandenį. Pradeda jis dejuoti dėl savo kirvuko. Pašlivikšt, pašlivikšt, senelis jau ir čia. O, kas tau tikosi? Mano kirvukas pukšt į gelmę įkrito ir paskendo, kas jį man sugraibys. Ogi aš, atsakė senasis, padrykt į vandenį ir po valandėlis tik stukt su geležies kirviu. Tai tavo kirvis? Ne mano, atsiliepė besotis. Vėl drumstelėjo senutis ir po valandėlis stukt su sidabro kirviu. Ar tai tavasis? Ne mano, manasis kitoks. Trečią kartą senasis pūkšt į upę ir vėl tik kyšt iš vandens su aukso kirviu. Tai manasis, sušuko besotis nudžiugęs, bet jam tai begėdiškai bemeluojant, senelis tik šmūkšt po vandeniu, panėrė ir daugiau jau neiškilo. Besočių šnypšt aukso kirvis pro nosį, laukė ir laukė, bene jam išneš deimantinį, rasi dar ir šiandien be kiunkso. Na štai išklausėme, kaip gražiai šią pasaką perskaitė aktorius Petras Venslovas. Ta pasaka yra išties pamokanti. Vargšas žmogus atgavo ir savo kirvelį, ir dar dovanų gavo auksinį bei sidabrinį kirvukus, o godus žmogus taip ir liko be nieko. Atsakykime į klausimus. Ką vargingas žmogus veikė? Ką veikė senas senelis? Pasakyk pasakos veikėjus. Kaip senelis paniro į upę? Rask ir perskaityk teksto sakinį. Pasek patikusią kūrinio dalį. Kaip reikia mokytis sekti pasaką? Atidžiai perskaityk visą tekstą 1, 2 arba 3 kartus. Tada knygą užversk ir papasakok tai, ką atsimeni. Žodžiai pakabakšt, kapt, pūkšt, brūkšt, padrumst, stukt reiškia veiksmų sukeltus garsus. Jeigu juos prisiminsi ir panaudosi sekdamas pasaką, tavo pasaka bus tik gražesnė. Ką reiškia žodeliai pelnyti, uždirbti, rudinė, storo naminio audeklo paltas? Sąsiuvinukas primena, kaip rašyti žodžius, kurie atsako į klausimą ką? Kirvį, kirvelį, rudinę, upę. Palyginkime 2 sakinius. Kaip skamba gražiau? Tik čiupt kirvelį ir skrist link namų. Pačiupo kirvelį ir nuskrido link namų. Manau, kad šitas sakinukas skamba daug gražiau ir daug gyviau. Štai, dar 2 žodeliai, kurie atsako į klausimą ką? Į gelmę, duoną. Prisiminsime klausimą, ką veikė ir rasime žodžių, kurie atsako į šį klausimą. Kirto,
nusmuko, įkrito, pravirko ir taip toliau. Dar pasiklausykime vieno eilėraštuko, kuris yra apie šiuos žodelius, kurie reiškia veiksmo sukeltus garsus. Česlovas Navakauskas linksmažodžiai išdykauja. Šį eilėraštuką perskaitys pats poetas Česlovas Navakauskas. Trisdešimt. Violeta Palčinskaitė. Dar ne čia. Va štai. Česlovas Navakauskas. Linksmažodžiai išdykauja. Triokšt, pokšt, keberiokšt, sausas milga vėjas, vakst, smikt, šmakšt, pastrykt, adata siuvėjas, trakšt, brakšt, paknebekšt, senas pina raktas, triunkt, spust, tas nekrust, motoristas traktorių. Tekšt, šlept, mes abu į purvyną nosim, šost, klest ant žirgų, nusiprausti josim. Sėkmės tau Vytautas mokantis V. Landsbergis. sekti. Sėkmės tau mokantis sekti lietuvių pasaka Vargšas ir besotis.